mano sena Škoda liūdi, labai nori vairuotojo. Jau, blemba, kelintas mėnuo, jinai stovi ir niekas jos nevairuoja. Tai Alytuje reikalingas žmogus, kuris turi teisės ir galėtų vairuoti ir gauti dar pinigų. Ar ne? Ką reikia daryti vairuojant? Ateikit, parodysiu. Va. Pagrinde yra skelbimų, reklamų dėliojimas. Ar ne? Pademonstruosiu, kaip tai daroma. Ten iš toliau ateik. Toliau pasitrauk. Saulė. Va. Susirandi vietą. Instrukcijos bus duodamos, kur galima, kur negalima. Ne? Tada pasiemi lentą, vienokią ar kitokią. Va, tinka nuo senų spintų visokių lentos. Va. Va šitai. Skelbimų lentą padarai, tada priklijuoji lapą popieriaus su specialiais klijais ir viskas. Ir va tokį darbą reikia daryti, važinėti į skirtingus kaimus, į vietovės visur ir dėlioti arba tokias, arba ten, kur jau yra skelbimų lenta, ten priklijuoti. Esmė tokia skelbimų platintojo darbas yra, ne? Tai mašina duodama, va, su visais įrankiais. Va, yra klijai, vienokie kitokie yra šautuvas kabių, yra lapai, skelbimai, suktukas, viskas duodama. Reikia tik važiuoti daryti. Ir klausėt gal, o tai kiek moki ten, rašys komentatoriai, ne? Už vienos lentos padarymą euras. Arba už vieno skelbimo priklijavimą tam skirtoj vietoj irgi euras. Jeigu norite, kad padengtume kurą, tada bus 80 centų už vieną. Ir mes tada dengsim kurą, pilnai gali važinėti į valias, kur parodysim, pasakysim, kokio reikia teritorijai, varyk tenai, varyk tenai, varyk tenai. Reikės važiuoti toliau, paimsim viešbutį tau. Nakvosi, kelias dienas padirbėsi ir išvažiuosi iš ten. Tai, va, tokio reikia žmogaus, kuris vairuotų šitą mašiną. Technikinis dar galioja, viskas gerai. Jeigu remontas kažkoks reikalingas bus mašinai, tai dengiam tą remontą. Bet jeigu žmogus suvaro mašiną, pavyzdžiui, karterį pramuša ar dar kažką padaro, ne, tai tada per pusę taisimas. Ir pataisom ir toliau dirbam. Tai va tiek, skambinkit, telefono numeris profilį yra, arba dangausturtai.lt, nueikit, skambinkit, sakykit, va, ieškom darbo, kur duodat mašiną. Tai va, duodam mašiną, kad jinai neliūdėtų. Va, 2 vietos prieki laisvos yra, čia tai užkrauta gale viskas medžiagom. Trūks lentų, trūks medžiagų, mes papildysim, padarysim. Vienu žodžiu, svarbu, kad tik žmogus būtų darbštus, kuris nori dirbti. Tinginių lodarių mums nereikia. Tai va. Tai va tiek būtų. Skambinkit ir tarsimės ir duosim tą mašiną.